Sveiki, brangūs žiūrovai, gerbiami medžiotojai. Kągi praužė, naktinių taikiklių epopėja, sukėlusi tiek daug triukšmo tiek Seime, tiek prezidentūroje. Įstatymas buvo vetuotas, vėl gražintas, priimtas, šitiek diskusijų, šitiek ginčų, šitiek nuomonių išreiškimo turbūt sulaukė retas įstatymas Lietuvoje, kur net pati premjerė jį pristatinėja. Taigi, kągi mūsų laidoje Gilkus kalbina medžioklė, mes šiandien ir panagrinėsime po to įstatymo priėmimo artėjančias ir medžioklės taisyklių bei įstatymo pakeitimus. Balandžio 10 dieną ministerija sukvietė į medžioklės tvarkymo konsultacinę tarybą visus jos atstovus ir pristatė būtent šių taisyklių pakeitimus. Ir mes dabar bandysime susiekti su ministerijos atstovu, gamtos apsaugos politikos grupės vadovu Algirdu Klimavičiumi ir nuodugniai apie tai pakalbėti. Alio. Labą dieną. Sveiki. Ar su Algirdu kalbam? Taip. Dzūkijos veidas, laida Gilkus kalbina medžioklė. Norėtume šiek tiek pakalbėti apie numatomas taisyklių pakeitimus ir įstatymo. Ar galima būtų, ar dabar jums patogu? Nebent trumpai. Taip, galėtume. Iki 5 minučių, gerai? Tai gerai. Aš perspėju tada, kad įrašinėja mes. Taip, prašom. Taipgi, kągi, medžiotojų bilietai perkeliami į policijos licenzijuojamos veiklos informacinę sistemą. Kas galės matyti šią informaciją? Policijos pareigūnai ir aplinkos apsaugos pareigūnai. O kiekvienas asmuo savo turimus leidimus ginklams ar medžiotojo bilietą taip, kaip yra dabar. Kiekvienas iš mūsų, jeigu turim ginklą, tai galim per e-policiją, kitą sistemą, ne policijos licenzijuojamos veiklos informacinę sistemą, bet elektroninių paslaugų sistemą, pamatyti savo turimus leidimus. O tai, žiūrėkit, tai atitiks visuotinį medžiotojų surašymą ir pagaliau bus galima gauti statistinius duomenis apie medžiotojų bendruomenę, jų pasiskirstimą pagal amžiaus grupės? Patikslinkit, prašom, kodėl to reikia? Apžvelgiant medžiotojų bendruomenė senėja, jaunėja, galima bus jau žinoti tikslų skaičių medžiotojų ir tam tikrus išskirtinius duomenis. Galima bus žinoti, bet čia nėra pirminis tikslas. Tokios statistikos parinkimas nėra tikrai pirminis tikslas šito darbo, nes tai čia tik tai smalsumui, įdomumui patenkinti, žodžiu, kokio nors valdymui, tai neturi įtakos. Dabar prašymas laikyti medžioklės egzaminą nuo Liepos 1 galės būti pateiktas tik elektroniniai sistemoje. Ir 8 punkte rašoma, kad komisija paskiria egzamino vietą ir laiką. Ar tai reiškia, kad medžiotojas negalės pasirinkti pats, kur jam patogiau laikyti tą egzaminą? To egzamino laikymo vietų tiesiog nėra daug. Tiek, kiek aplinkos apsaugos departamentas yra sudaręs sutarčių su paslaugos teikėjais, paslaugų teikėjais, tiek jų ir bus. Tokie ir bus pasiūlymai. Supratau. Aplinkos apsaugos departamentas skelbs grafiką ir vietas, tai žodžiu, vis tiek jeigu žmogus nenorės važiuoti į Klaipėdą, tai ir nevažiuos, rinksis kitą vietą. Ar tikrai yra logiška tikrinti asmenį dėl aplinkybių, dėl kurių teisė medžioti gali būti nesuteikiama po teorijos ir šaudymo egzamino, o ne prieš jį? Žiūrėkit, mes čia aptarinėjom projektą, kuris ne projektas dar, kuris yra juodraštis pateiktas asociacijoms aptarimui. Oficialiai tas projektas bus paskelbtas tikriausiai šios savaitės pabaigoje ir truputėlį pakoreguotas. Tai, ką mes aptarinėjom, yra rizika, kad vis paviešintame variante bus truputėlį kitaip. Bet taip aš patvirtinu, kad tikrinti reikia tikrai paskutinėme etape, nes tos priežastys, kodėl nesuteikiamos
gali būti nesuteikiama teisė medžioti medžiotojui ir neišduodamas medžiotojo bilietas, jos visos yra laikinos. Tai medžiotojas gali laikyti egzaminus, gali šaudyti, gali teoriją mokytis, ruoštis ir vėliau tas priežastys išnyksta pasibaigus laikotarpiui, ten ar būtų nuobaudos skirimo ar panašiai ir medžiotojo bilietas galėtų būti išduodamas. Todėl yra apsispręsta, kad tikrinti šitas aplinkybės reikia paskutiniame etape. Gali atsitikti ir atvirkščiai. Medžiotojas šiai dienai, reiškia, prieš startą visos, kaip sakant, pažymos yra teisingos, leidžiančios jam laikyti egzaminus. Bet tuo laikotarpiu, kol laiko egzaminus jis padaro, pavyzdžiui, žvejybos taisyklių pažeidimus ir atsiranda priežasčių, kad jis nebegali gauti bilietų. Supratom. Tai tokia logika nulėmė, kad bus tikrinama paskutinėme etape. Tai turbūt dar ir datų nėra, kada prasidės tas perkelimas į elektroninę erdvę ir iki kada turės būti baigtas. Ar jau yra nustatyta? Su policijos departamentu susitarta, visi darbai iš techninės pusės padaryti, lieka sutvarkyti teisės aktus, tos procedūrų aprašos, tai orientacinė data, kurią taikomės, yra Liepos 1. Iki Liepos 1, o nuo kada prasidės dar neaišku, taip? Turit galvoje, kas? Dar negaliu aš dabar persivesti savo medžioklės bilieto elektroninės. Dar negali, turi būti patvirtinti aprašai ir įsigalioti tas tvarkos aprašas, tas paslaugos turi, kaip sakant, gauti savo teisinį pagrindą tokiam paslaugų teikimui. Dabar siūloma atsisakyti nuostatos, kad administracijos nusižengimo, už kurį numatytas specialiosios teisės medžioti atėmimas tyrimo metu, iš esmės medžiotojas negalės medžioti. Ir padarius pažeidimą arba įtariant padarius pažeidimą, aplinkos apsaugos inspektorius galės pažymėti informacinėje sistemoje varnelę ir ta medžioklė bus jam draudžiama, kol neįvyks tyrimas ir nebus gautos išvados. O kaip dėl nekaltumo prezumpcijos? Iš esmės medžioklės uždraudimas tai jau ir yra bausmė medžiotojai. Kodėl jūs vietoj to, kad galvoti, kaip greičiau išnagrinėti galimą nusižengimą, siekite kaltą ar nekaltą medžiotoją iš karto nubausti? Nenubausti. Ir niekas nekaltumo prezumpcijos nepakeičia, nesikėsina į šitą sąlygą. Mes sekame tomis nuostatomis, kurios yra nurodytos administracinio nusižengimo kodekse. Analogiškai elgiasi ir policija, jeigu sulaiko asmenį, reiškia, vairuojantį neblaivų, apsvaigusį, tai jamgi neleidžia toliau važiuoti, kol administracinio nusižengimo byloje bus padėtas galutinis taškas. Tam taip pat yra sustabdamas vairavimo teisės tiesiog paimamos ir sistemoje pažyma, kad jis negali vairuoti. Tai čia elgiamas panašiai. Jo, bet ten, matot, jau papučia alkotesterį, yra kažkokie duomenys, o čia, iš esmės darom prielaidą, kad pareigūnas gali netinkamai įvertinti situaciją ir pradėjęs tyrimą iš karto uždrausti medžioklę. Tai va toks sekantis klausimas, grinai teoriškai, jeigu medžiotojas yra užsisakęs po mėnesio kokią nors medžioklę Afrikoje didžiojo penketo, sumokėjęs ten 50 000 eurų avansą ir pasirodo, kad inspektoriaus tas sprendimas atimti teisę medžioti buvo be jokio pagrindo, tai kas tada atlygins žalą medžiotojai? Tai žiūrėkit, jūs čia sukonstravot situaciją, kuri gali pasitaikyti bet kam. Ir vairuojant, reiškia, automobilį, žmogus gali įkliūti, pasirodyti pareigūną, kad jis yra išgėręs, paskui jis ims, reiškia, ginčyti alkotesterio parodymus, sakyti, kad aš turiu reikalų už 50 000 eurų ir jūs man sutrukdėte, reiškia, tos ten reikalus sutvarkyti ir patyriau nuostolių. Tai čia visi vienodai pareigūnai tokią pačią riziką patiria veikdami savo darbę, atlikdami pareigas ir aplinkosauga, ir policija. Manau, kad teismai moka spręsti tos klausimus tokius. Iš esmės veikintina yra, kad tų tokių pareigų lieka mažiau, bet
atsižvelgiant į tai, kad medžiotojo bilietas bus skaitmeninis ir negalima bus patikrinti, ar medžiotojo bilietas galiojantis ar ne, tai iš esmės gaunasi, kad asmuo, jeigu yra piktybiškai nusiteikęs, tai jis gali medžioti neturėdamas nei leidimo ginklui, nei medžioklės bilieto, aplamai net ginklo rankose niekada nelaikęs. Kaip, kuria prasme gali? Kadangi aš Petras Jonaitis, aš esu medžiotojas, bet aš neturiu pateikti jokio dokumento. Kam? Medžioklės vadovai. Tai jeigu medžioklės vadovas manęs nepažįsta, jis manęs pirmiausia neįsileis į medžioklės plotus, į medžioklę ir nepriims. Aš, jeigu noriu susipažinti su kitu medžiotoju, tai aš galiu parodyti savo turimus dokumentus, kad aš turiu teisę medžioti, aš galiu iš policijos paslaugų elektroninių paslaugų portalo parsisiųsti įrodymą, jog aš turiu medžiotojo bilietą. Ir taip įrodyti tiek, kiek medžioklės vadovai reikės, to turėtų pakakti. O kai aplinkos apsaugos pareigūnai ar policijos pareigūnai gamtoje tikrins asmenis, tai jie pasieks tas sistemas ir pat per kelias sekundės patikrins. Bet iš esmės nuo medžioklės vadovo ir pačio klubo tas tokia atsakomybė nuimama. Taip ir turėtų įvykti, nes asmuo asmeniškai atsako už savo dokumentų tvarkingumą. Mes medžioklės vadovo neturim paversti pareigūnu, kuris turi viską patikrinti, ko jis praktiškai negali patikrinti kai kuriuose situacijose ir paskui prisimti dalį atsakomybės, jeigu tas reiškia, pirmasis asmuo jį apgavo. Medžioklės vadovas suklaidino. Sutinku. Įsigalios medžioklės įstatymo pakeitimui draudžiami ir leidžiami medžioklėje naudoti įrankiai ir priemonės bus nustatyti įstatymu. Ar jūs tikrai manote, kad tai yra racionalu, kad Seimas įstatymų spręstų problemas dėl bokštelių, vėliavėlių, muliažų, peilių, šunų, vilbinių naudojimo medžioklėje ar nenaudojimo? Juk pasaulyje atsiradus kažkam niekučiui, kuris bus naudojamas medžioklėje, tam turės pritarti Seimas. Ar tai tikrai racionalus sprendimas? Juk apie tai kalbėti yra per vėlu. Seimas priėmė įstatymą, mes jį turim vykdyti. Aš manau, kad Lietuvai toks modelis nėra pats palankiausias. Yra šalių, valstybių, pavyzdžiui, Vokietija, jie leidžiamus medžioklės įrankius taip pat apibrėžia įstatymą. Prireikus keičia tą įstatymą. Pavyzdžių yra tokių, bet Lietuvoje toks nusismulkinimas neatrodė labai patraukliai, bet Seimas nusprendė ir viskas, turim vykdyti. Ir turbūt vienas pagrindinių klausimų, kaip ministerija traktuoja, kuo medžioklė su prožektoriumi skiriasi nuo medžioklės su naktiniu taikikliu? Ką turite galvoje? Kuo skiriasi, kam reikia pritaikyti papildomus apribojimus, įrašymus į lapą, juk naktinis taikiklis yra kaip ir upgrade'as prožektoriui. Tai tos taisyklės yra sukurtos, dešimtmečius galioja ir sėkmingai galioja, kam reikia papildomų apribojimų. Tas taisyklės galioja medžioklės prožektoriams, bet ne naktiniams taikikliams. Jokių sąlygų naktiniams taikikliams taisyklėse nebuvo, negalėjo būti, nes tas įrankis nebuvo leidžiamas. Ir tie įrankiai priemonės tos nėra vienodos. Kai naudojame naktinį taikiklį, tai mūsų inspektorius negali užfiksuoti mūsų elgesį. Tai visiškai skirtingai yra su prožektorium. Jeigu aš pasišviečiu prožektorium, tai šitą mano veiksmą aplinkos apsaugos pareigūnai nesunkiai gali užfiksuoti, jog aš šviečiau, sigirdo šūvis, kontroliuoti, koks gyvūnas yra sumedžiotas. Tuo tarpu su naktiniu taikikliu viso to neįmanoma užfiksuoti įrodymais. Bet jeigu vis tiek mes medžiojame dažniausiai miško apsupty,
tie prožektoriai yra įvairių spalvų, manau, irgi šūvio momentą yra gan sudėtinga užfiksuoti, o jeigu gali inspektorius matyti prožektoriaus šviesą, jis greičiausia gali matyti ir užfiksuoti šūvį ir naudodamas termovizorinį įrankį, medžiotojo ir medžiojant naktinių taikiklių. Tai čia šitas argumentas, ir vėlgi jisai yra nukreiptas. Ne, čia išvedžiojimai. Efektyviai įrodyti, kad yra medžiojamas su naktiniu taikikliu ir ar tas gyvūnas buvo nukautas naudojant naktinio matymo prietaisą ar ne. Tokių techninių galimybių yra labai mažai. Jis labai ribotas. Tai aplinkos apsaugos pareigūnai turi būti visai arti medžiotojo, praktiškai jau tada būtų sutrikdyta medžioklė ir to, reiškia, netikėtumo efektų neliktų. Medžiotojas vis aiškiai suprastų, kad tai yra stebimas pareigūno ir niekaip negalėtų būti rodyta, kad gyvūnas buvo neleistinas, gyvūnas buvo sumedžiotas su naktiniu taikikliu. Tai mes čia, žinoma, aptarinėjom tai, ką aš sakiau, jog yra parengtame pakeitimų juodraštyje, kuris dar nėra net oficialiai išsiųstas derinti, todėl neverta čia daug gilintis į tas papildomas sąlygas, kurias buvo medžioklės konsultacinė taryba pasiūlytos aptarti, nes projektas gali atrodyti visai kitaip. Gerai, bet jeigu dar grįžtant prie šito, dėl tų Kodėl dabar vėlgi su naktiniu taikikliu tykojant tik iš bokštelio galima bus medžioti? Dėl saugumo. Dėl saugumo. Dėl saugumo, dėl to, kad su naktiniu taikikliu bus daug didesniais atstumais medžiojama, bus dažniau paleidžiama šūvis, nes prožektoriam, kaip žinot, tos galimybės yra ribotos, jeigu jos būtų geros galimybės, tai niekas nebūtų siūlęs pildyti medžioklės įrankių sąrašo tokių naujų įrankių, naują priemonę. Taip, kad medžioklė su prožektoriais yra tikrai ribota, ribotų galimybių ir tų šūvių paleidžiame visai nedaug. Dabar su naktiniais taikikliais, reiškia, mes pratęsime medžioklę į gilesnės nakties valandas, tų šūvių bus daugiau, įvairesnėse situacijose, todėl jie turi būti saugus. Turi būti garantija, jog šūviai nebus paleisti į horizontą, virš horizonto ir kad kulka nenuskristų nežinia kur. O tie naktiniai... Bet tai čia, iš esmės draudžia taisyklės šaut virš horizonto, tą galima buvo daryti su prožektoriumi ir be prožektorio. Kodėl toks yra... Supras, kad atstumai visai kitokie, šūvio atstumai pasidaro visai kitokie, didesni. Bet vis tiek tai naktiniai prietaisai nėra tokios kokybės, kad matytum tą horizontą iki begalybės taip, kaip yra dienos šviesoje. Bet matytum, kaip reljefas nueina toliau, ar tavo šūvis toliau turi gaudymo lauką, šaudmenys bus aiškiai kris į gruntą. Šitų dalykų gali net su geru naktiniu prietaisu nesuvokti. Todėl yra siūlymas medžioti leisti tik iš bokštelių arba kitų įrenginių, kurie medžiotojai leidžia pasilypėti aukščiau ir šūvį padaro daug saugesnį. O dabar klausimas būtų toks dieninis, naktinis taikiklis, tokia yra nauja technologija, tai jie iš esmės su jais medžioti kaip ir dieną nelabai bus galima. Nes kadangi mes galime su naktiniu taikikliu tik medžioti tykojant iš bokštelio. O jeigu aš noriu su tuo pačiu prietaisu prieš tai susimedžioti stirniną, aš iš esmės negaliu pagal šitą projektą. Tai dar projektų nėra. Koks tas galutinis projektas bus, dar yra neaišku. Bet dieną naktinio prietaiso nereikia. Logika sakytų, kad galite medžioti leistinus gyvūnus geroj šviesoj, galite medžioti, nes tuo metu jūs naktiniu prietaisu nesinaudosite, naudositės optiniu prietaisu. Dabar
Bet iš esmės yra tokia situacija modeliuojama, kad aš galėsiu medžioti tik įsirašęs į lapą, tik, iš esmės kalbame apie šernus ir jeigu aš atvažiuoju medžioti prieš tai stirno su normalia dieninė optika, aš turiu, kaip tada modeliuojasi situacija, aš turiu grįžti namo, pasidėti tą prietaisą, bet aš jau negaliu kaip ir į lapą įsirašyti antrą kartą tą pačią dieną. Nežinau, aš nebūčiau linkęs, žinokit, aptarinėti šitų detalių, nes dar čia yra aptarinėjom, ką žmogunės turgui pašnekėjo. Maždaug tokio lygio situacija yra. Tai galima tikėtis, kad iš esmės dabar kas yra pateikta, bus tų pakeitimų ir šiek tiek racionaliau viskas bus priimta. Taip, tas projektas, kuris buvo aptartas prieš savaitę taryboje, vis dar yra taisomas. Nes jeigu dabar paėmus apibendrinant, tai yra kas šiai dienai pateikta, dar kaip ir apriboja medžiotoją medžioti ir ypač šernus, ką ministerija deklaruoja, netgi prieš ne visai seniai buvo mokama už medžiojamų šernų pateles išmokos, o dabar kaip ir šitas taisyklių pakeitimai neleidžia medžioti tą pačią dieną 2 kartus ir tu turi, jeigu nori. Leidžia. Prašom, su naktiniu taikikliu medžiokite tas visas rūšis, kurios leistos medžioklės įstatymu. Taip, bet natūraliai vis tiek medžiotojas atvažiuoja iš pradžių dieną, medžioja tą, ką galima dieną ir paskui vakarės jėda į bokštelį. Tai va šitą vietą tikrai linkiu apsvarstyti ir išspręsti, nes pas mus... Ačiū už palinkėjimus, bet supraskite, kad Seimas priimdamas įstatymą pasakė, kokius žvėris galima medžioti. Reiškia, tai tą prietaisą atsineždamas į medžioklę, aš privalau vykdyti medžioklės įstatymą. Kažkokiu tai būdu turi būti užtikrinama, kad įstatymo reikalavimo būtų laikomas. Tai bet aš jo ir... Sukurti tam tikrų nepatogumų medžiotojams, kurie naujų privalumų, bet atsineša ir tam tikrų nepatogumų gali atsinešti. O kodėl negalima pasitikėti medžiotojui, kad jisai naudos tą prietaisą? Ir dabar vyksta didelio laipsnio pasitikėjimas, bet dėja medžiotojai kai kada deguto privarvina į medų ir yra sulaikoma, kiekvieną savaitę sulaikom po kelis asmenys, kurie nesilaiko medžioklės taisyklių, naudoja tos prietaisus. Įstatymas dar net nebuvo priimtas ir reiškia, jo su naktiniais prietaisais buvo sulaikomi asmenys. Kai kurie medžiotojai, nedidelis procentas, aš sutinku, kad nedidelis procentas vis dėlto nėra linkę laikytis įstatymą. Kągi, labai ačiū už pokalbį. Dar kartą linkiu, kad vis dėlto atsižvelgtumėte į tą didžiąją daugumą medžiotojų, kurie laikosi įstatymų ir taisyklių, nekurtume nusižengėliams. Ačiū Jums labai. Ačiū už palinkėjimus sąžiningiems medžiotojams, tai nesukels jokių problemų. Gerai, ačiū labai, Algirdai. Prašau, sėkmės. Kągi, brangūs žiūrovai, ką tik baigėme pokalbį su Algirdu Klimavičiumi apie ruošiamas naujas taisyklių pakeitimus, apie ruošiamą naują įstatymo projektą. Aišku, labai gaila, kad dažnas atsakymas buvo, kad tai yra dar tik projektas ir jo lygis yra, ką viena bobutė sakė, tad neišėjo aštriau padiskutuoti, bet tikiuosi apie visą tai mes pakalbėsime su Lietuvos medžiotojų sąjungos gamta prezidentu Raimundu Ribačiausku, kuris savo akim, savo ausim viską matė, girdėjo, žino ir manau, nemažai kalbėjo, argi net būt rėkė. Įvyko, sveikas Raimundai. Sveiki. Įvyko, tarp kitko, aš girdėjau, kad retai vykdavo, medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos posėdžiai, dabar įvyko per savaitę vos ne 2.
per 2 savaitės 2, bet žodis retai, gerbiamas Vantai, netinka. Jie nevyko iš vis. Jinai buvo išmesta iš žaidimo ribų ir aš suprantu, kad dabar ateina momentas pakankamai aštrus klausimai, prie artėja rinkimai. Visi nori pasirodyti geri ir dalis nori sužaisti demokratinius žaidimus. Nu tai kągi, aš šiaip sveikinu aplinkos ministeriją pasiryžus sukviesti per 2 savaitės 2 kartus konsultacinę tarybą. Ne, Raimundai, sveikinsim tada, jeigu bus atsižvelgta į medžiotojų nuomonę. Tai niekada jinai bus neatsižvelgta, nes jie ant galo pasako, jūs esate tik konsultacinė, o mes padarysim, kaip norėsim. Tai tada pradedam nuo pirmo posėdžio. Net ten turbūt įdomiausias klausimas buvo apie žalos atlyginimo metodiką. Taip? Jo, tai klausimas toks, jisai yra įdomus ir norėčiau pasakyti tame, iš kurios pusės jisai atsiranda įdomus. Įdomus tada mano akimis iš ties, kad atsiranda žalos paskaičiavimas iš dronų. Tai yra mechanizmas, kuris yra padarytas, investuoti didelį pinigai ir ant galo tie dar pritruko tų pinigėlių ir žemdirbėjai, ypatingai taip toliau, įsivaizduoja tą žalos atlyginimo mechanizmą, kad jį galima padaryti kitaip, jį galima daryti iš kombainų, tai yra, kada išmanus kombainai duoda derlingumą, tačiau mes negalime tada pasakyti, ar tas derlingumas prastas dėl išgulimo, užmirkimo, ar tik tai dėl žvėrių. Su dronais daugelis taip pat abejoja, kadangi ten irgi ar galima nustatyti tiksliai, koks žvėris padarė. Gal avių banda pabėgus? Galbūt, gal avių banda iš tikrųjų ir vis dėlto galutinio sprendimo nebuvo. Ar rajono savivaldybės komisijos žalos paskaičiavimo gaus tas programas, kas atvažiuos, kas finansuos ir taip toliau. Čia viskas yra, tačiau iš tikrųjų mano nuomonė, kad abiejose posėdžiuose mano nuomonė asmeniškai susikirto su ministerijos pozicija, dėl to, kad aš truputėlį žiūriu iš medžiotojiškos pozicijos. Jeigu mes manome, kad žvėris yra valstybės, ir tada, o yra šitas laukas toks žalos yra pakankamai platus, tai yra valstybė, medžiotojas, žemės ir miškų savininkas. Reiškia, yra žvėris ir tada, jeigu tas žvėris daro kažkokią tai žalą, tai visos 3 institucijos turėtų tą žalą kažkokiu būdu pasidalinti. Žemdirbys dėl to, kad iš tikrųjų jisai turi priimti priemonės, jisai turi realiai verslas yra vienas iš rizikingiausių, tai jisai turi priimti priemonės ir dalį žalos automatiškai prisimti. Valstybė turi nebijoti ir pasakyti, kad jeigu žvėris yra populiacija minimali, tai tą žalą atlygina valstybė, ne? Jeigu valstybė uždraudžia medžioti per savo valdžios svertus, o tie valdžios svertai koks? Limitų skirstymo komisija, ne? Jinai rasius, man tas prašo sumedžioti 60 elnių, jam duoda 30. Ir jie padarė elnę. Kas atlygina tą žalą? Tai turėtų atlyginti tada valstybė arba ta komisija. Ir galų gale, ar mes privalome atlyginti žalą tokiu atveju, jeigu iš vis populiacija yra minimali. Valstybė bijo labai įvardinti minimalią populiaciją. Nes įvardinus minimalią populiaciją atsiranda tokia, reikia dirbti, reikia ją paskaičiuoti, reikia pateikti kažkur tai taip toliau. Tai čia kategoriškai. Taigi, medžiotojus visame kol kas palieka vienus, visiškai šitame žaidime. Tada mano pozicija paprasčiausiai taip. Jeigu jau mus paliekat vienus mokėti žalą, taip toliau ir kovoti su visom šitom, tai mano brangiai, tada nesikiškit visumoje į medžiotojų reikalus. Uždarot gyvąją gamtą, jums neturėtų rūpėti, ar aš sumedžiojau vienu žodžiu tą šerną vienokiu ir kitokiu. Jūs sėdėkit namuose, gerkit kavą, mes išlaikysime minimalią populiaciją ir ją sureguliuosime. Bet jeigu iš tikrųjų jūs pripažįstate, kad jinai valstybės, ta žvėris ir ta žala yra dalinama į 3 dalis, tai gal mes ją susėskim ir padalinkim. Deja, tas dalykas kol kas visi to klausimo vengia. Kaip iki galo spręsim, kaip ir jūs sakėte, čia lyg tai dar svarstoma, čia nėra pinigų, čia tą padarysim ir čia naisim. Bet išeina dar vienas klausimas ir aš nežinau, ar susimasto. Šitam visame žaidime ir lauke interesų atsiranda valstybiniai miškai, kurie žinome, kad šiais metais taps akcinė bendrovė. Ir man teko jau su potencialiu akcininku vienu kalbėti, kuris labai įdomiai pasakė, mes parodysime, kaip reikia padaryti pelną. Wow! Suprantat, mes parodysime. Tai aš suprantu, galima išvyti žmonės, galima nedaryti jokių darbų miške ir taip toliau. Ir tada iškyla kitas klausimas žalos. Tada automatiškai tiem medžiotojam, aš įsivaizduoju, kad kam tepti repelentais ar daryti tvorą, nes tai yra mažina pelną, tada gal visą šitą reikia permesti ant medžiotojų.
Ir tokia erdvė labai įdomi ir vėl visos strėlės, aš žiūriu, jos atsisuka į tą, reiškia, žmogų su ginklu, kuris iš tikrųjų Lietuvai labai reikalingas, daro gerus darbus ir mane tai stebina, kad realiai, netgi valdžios institucijos, visiškai tą ginklą atsuka į tą žmogų, kuris ten sėdė. Aš nežinau, aš nesu pranašas, bet aš bijau, kad valstybinė miškam tapus akcinė bendrovė, medžiotojų bendruomenė susidurs su žalos paskaičiavimu ir atlyginimu daug didesnių negu buvo iki dabar. Taip, bet jeigu medžiotojų klubas gauna nustatytus limitus ir sumedžioja visus iki vieno tos rūšies gyvūnus, ar aplamai gali būti keliamas klausimas medžiotojų klubui apie žalos atlyginimą? Jeigu gyvūnai yra, medžiojami gyvūnai priklauso valstybei, tai kaip tu pats sakai, bet tu pats darai tokią prielaidą, kad iš esmės turėtų valstybė perleisti medžiotojam gyvūnus, kad galėtų reikalauti žalos atlyginimo. Jeigu valstybė visiškai nesikiša ir visiškai jai neįdomu ta žala ir neįdomu žvėrys, tada automatiškai, kodėl mes kontroliuojam tų medžiotojų veiklą. Medžiotojus tikslas išlaikyti minimalią populiaciją. Mes ją išlaikom. O negana to, kad mums dar draudžia kažką tai daryti. Tai jeigu jūs visiškai nusišalina, tai tie medžiotojai, aš manyčiau, tą populiaciją gali sureguliuoti, jeigu reikia. Tai medžiotojai iš esmės turėtų, jeigu taip pafilosofuojant, palikti savieigai, rasti balansą tarp žalos atlyginimo ir medžiojamų gyvūnų skaičiaus miške. Ne? Taip. Nes jeigu bus per mažai tų medžiojamų gyvūnų, tai neteks tikslo tai ir medžioklė bus. Bet jeigu bus ta žalos atlyginimai irgi pasieks didelės sumas, jie neprileis, kad ta populiacija būtų tokia didelė. Tai vat, čia kaip ir logika yra, ne? Bet dabar kodėl medžiotojas turi atsakyti už kažkieno kito gyvūną, ne? Už valstybės gyvūną. Mes dabar turim atlyginti žalą, ką pridaro valstybės priklausantis valstybėje objektas. Negana to dar yra įdomus. Dalį metų mes negalim netgi medžioti. Tai iš tikrųjų, jeigu jau valstybė myli savo, reiškiasi, gyvūnus, tai vasaros laikotarpiu puikiai žinom, kad tai nėra gal apie 3 mėnesiai ar 4, kada mes negalim medžioti daugelio gyvūnų, reguliuoti jų reiškiasi, populiacijos. Mes iš esmės galim ten elnius medžioti jau tada, kai didelė dalis derliaus jau nuimta, ne? Taip, tik tada. Tai iš tikrųjų, čia tas klausimas yra neįspręstas iki galo, jisai kelia aistras ir iki šito laiko lygtai viskas daugmaž stengiasi balansuoti, medžiotojai ieškojo būdų, tačiau atsiranda naujas žaidėjas, reiškiasi šitame medžioklės lauke. Tai akcinė bendrovė Valstybiniai miškai, kurie iš tikrųjų, jinai pelno siekianti ir iš tikrųjų tas pelnas, dalis to pelno, aš beveik 100% garantuotas bus medžiotojų piniginių sąskaita. 100%. Gerai, tu pats buvęs urėdas, ne? 10 000 hektarų turim vien miško, ne? Taip. Turim didelę populiaciją briedžių, elnių, stirninų. Taip, primetus, nereikia mums tikslių skaičių, kiek gali padaryti ta populiacija, apie ką mes kalbam, 10, 100 ar milijonus? Aš manyčiau realiai, kad bureliai, aš nekalbu apie Dzūkiją, ko gero Dzūkijai, bet ir tai, jeigu mes pažiūrėsime savo iš tikrųjų ar miškus, ne Varėnos, kur yra gryni pušynai, bet ir tai briedžiai, bet jeigu kalbam ten, kur yra daugiau elnių, tai yra kalesnykai, tai yra dušnionys, tai yra visi šitie plotai, tai aš manyčiau bureliai paskaičiuoti kokį apie 120-150 tūkstančių, jokių problemų nėra, jeigu valstybinis būsimas savininkas nesims jokių priemonių, kas liečia repelentų tepimus, tvorų tvėrimus, bendrai visumoje tokia apsaugos priemonės nuo laukinių gyvūnų, tai yra jokių problemų nėra. Nes iš esmės kyla grėsmė, kad finansinių nuobaudų pagalba gali būti sunaikinamas aplamai medžioklės ūkis ir medžiotojų klubai, jie niekaip negali. Drąsiai, mes sėdėm ir diskutuojam, mes paimam Kėdainius, Jurbarką ar panašiai, kur tų elnių populiacijos yra didelės iš tikrųjų ir jeigu viską paleidus pagal tam tikrus blogio kriterijus, tai uždaryti klubą
Surašius N dalykėlių jokių problemų nėra. Aišku, tenka pripažinti, kad tuose kraštuose medžiotojai prisaugojo per daug žvėrių. Ir kada ant laukų išeina 60-80 iš karto elnių bandos, tai aš manyčiau, ko gero medžiotojams reikėtų labai apie tai pagalvoti ir tas populiacijas mažinti, nes ateina ne patys geriausi laikai ir ko gero ta meilė gamtai, kaip reiškia meilė gamtai, norėjimas turėti žvėrių, norėjimas įtikti visuomeniai, iššaukia tai, kad mes jų priauginom galų gale daug ir netgi jų priauginę galų gale daug reiškia tą produkciją. Jos nėra tradicijų pas mus eksporto pardavimui ar dar kažkur tai. Josgi netgi sunaudoti negalima. Taigi, kiek jos galima suvalgyti, ne, iš tikrųjų, jos negali, sumedžiojęs klubas jos negali pardavinėti dar kažkur. Tai daugelį atvejų naudoja savo reikmėm, o neturim tradicijų kaip Lenkijoje, kad kiekvienam kaime ten supirkimo punktai, žvėrienų šaldytuvai, tu sumedžiojai, pridavė, išvežė. Mes neturim tokių tradicijų, galbūt jos ateis. Taigi tie gyvūnai vaikšto, mes visi saugom mamas. Visi klubai saugo mamas ir nesvarbu, ar tai būtų stirna, elnias ar briedis, ne? Bet čia yra natūralu. Natūralu, realiai tai yra. Gamta mums taip diktuoja. Ja, ir mes jų prisaugojom per daug ir šiandien atsidūrėm į tai, kad daugelį regionų, ko gero, tas mamas ir viską reikės. O pagrindinis dalykas, populiacijos valdymas, tai yra motininės bazės išėmimas, o motininė bazė tai yra patelė ir niekur nuo to nedings. Niekur nuo to nedings. Bet iš esmės turbūt jau pribrendo reikalas panaikinti limitus ir elniam. Daug tokių kalbų girdžiu, kad jau kaip gal net ir priimtas sprendimas yra kažkur užkulisiuose, bet... Žinot, anksčiau į tą limitą žiūrėjau taip, aš žiūrėjau į jį labai įdomiai. Ką iki šito laiko duodavo tas limitas? Tas limitas duodavo tai, kad jeigu ateina ta komisija ir realiai sėdi toj komisijoje ir dabar mes Vilniuje, buvo vakar komisija, sėdi miškininkas, paskaičiuota lentelė žalų ir jisai sako, ten yra bureliais, ne, va ten padidėjusi žala. Klubas iš tikrųjų prašo, daleiskime 14 elnių atmedžioti, ne? Mes automatiškai, mano kategoriška pozicija, mes jam siūlom daugiau. Dėl to, kad ten miškininkas viskas yra živė nulaupyta, ūgliai, reiškia, šitą nukarpyti. Tai vat, to limitą, jeigu miškininkas ant šito limito pasirašo ir mes įvykdom jo norą, atsiranda maža teisinė galimybė to žalos nemokėti, nes mes atmedžiojom tą, ką prašė miškų, reiškia, žmogus atstovaujantis miškus. Tai čia vienintelė sritis, kur gali pristabdyti tą didelį žalos mokėjimą. O šiaip, jeigu tų limitų nelieka, tada jokio teisinio sverto iš vis nebelieka. Ir pažiūrėkim, buvo kažkadagi licenzijos šernam, buvo licenzijos stirnom. Kai buvo limitai, kažkaip tada reikėdavo sumedžioti. Būtinai. Dabar stirna, kad kas medžiotų. Jau ar nebus taip ir su elniais, ar tai neduos atvirkštinio efekto, kad mes galvojam, kad paleidus laisvai reguliacijai nuo medžiotojo, tai tų populiacija ta tik tai padidės, bet sumažės, bet jinai gali padidėti. Gali. Aš manyčiau, čia vienintelis svertas tai bus piniginės žalos. Tai yra svertas, kurios gali priversti, bet ar tas svertas nebus perlenktas į kitą pusę? Aš nežinau. Jeigu dabar su ūkininkais viskas daugmaž mes, reiškia, kaip ir randam bendrą kalbą, atsiranda, sakau, naujas žaidėjas, tai yra valstybiniai miškai, yra akcinė bendrovė, kuri iš tikrųjų, žinot, verslininkas yra verslininkas, iš tikrųjų pasipožiūris, galimybė uždirbti pelną, mažinant išlaidas, tai čia yra, tarp kitko, tai yra natūralūs procesai. Jo, bet jie griauna viską, kas nusistovėjo, visas tradicijas, nes iš esmės tu tada, kad nemokėti 100 000 baudos, tu turi jau nemedžiot, o eiti ir žudyti. Tau reikia išiminėti kuo didesnę dalį populiacijos, nes tau grėsia labai dideli nuostoliai. Ne? Ten jau tu nežiūrėsi selekcinis, jisai neselekcinis, iš esmės patelė, ne patelė, tu turi medžioti viską. Taip. Bet antras dalykas, šiaip, ta žvėris, tai jisai tik tai skamba valstybės, bet jisai yra plačiau, jisai yra visuomenės.
Jisai atlieka tokį socialinį labai svarbų vaidmenį. Kiekvienas žmogus nori matyti išėjęs, stirnos, elniai, čia dar kažkas. Jisai yra, kaip sakant, gyvena šalia mūsų. Jisai mūsų, galima sakyti, jisai mūsų vos ne bendruomenės narys, nes be jo aš neįsivaizduoju gyvenimo, aš neįsivaizduoju be stirnos, lapės, barsuko ar dar kažko tai ir aš neįsivaizduoju, kaip vaikai gali užaugti nematydami jų. Taigi tas dalykas labai įdomus ir čia valstybė į šitą žaidimą turi įsikišti kažkokiu tai būdu, ar per minimalią populaciją, per dalį žalos atlyginimo, per įpareigojimas žemės ir miškų savininkams, kad jie ten paliktų. Tarp kitko idėja natūralių pievų atstatymas yra gera, nes mes atėmėm iš gyvūnų mitybinę bazę, visiškai atėmėm, užsėjom kukurūzais o jeigu jis atėjo, atsikando to kukurūzo, tai yra 2 keliai dabar, arba sumokėti žalą, arba jį sumedžioti. Tai jūs man pasakykite, tai yra normalu? Jisai atėjo į savo mitybinę bazę, kur jisai joje valgė 1000 metų ir jos nėra, ten auga kukurūzas arba kvietys, jisai neturi ką valgyti, jisai atėjo ir atsikando. Tada atlėkė žmogus ir čia tų skambučių aš turiu 100, kurie reikia, kad tuščiai jų išmedžiokit, čia man gyventi neduoda. Bet viešpatie, ar mes atėjom pas jį ir jisai atėjo pas mus? Jisai nori pavalgyti. Jeigu jisai atėjo pavalgyti, jam kažkokia turi būti sudaryta galimybė pavalgyti ir ta žala, tas žemės ir miškų savininkas turi prisimti ant savęs kaip iki verslo rizika. Tai yra verslo rizika ir dėl to gyvūnas turi būti. Aš neįsivaizduoju kitaip. Tai kad mes dabar jau prieinam prie to, kad medžiotojai tuoj bus kaltinami, kad jie mažai medžioja ir nesumedžioja tiek, bet iš esmės taip ir yra. Ir tada žadėjom labai trumpai aptarti šitą žalos tematiką, bet išėjo vos ne pusė laidos. Viskas gerai. Taip labai gražiai dabar galim pereiti, kad vėlgi visiškai neatsižvelgdami į aktualijas, aplinkos ministerija teikia taisyklių pataisas, kurios vėlgi riboja, trukdo, neleidžia medžiotojai laisvai medžioti ir reguliuoti tų populiacijų. Tai balandžio 10 dieną įvyko tas įdomesnis jau turbūt konsultacinės tarybos posėdis, kur tu reikėjai, pradedam nuo tokių skaudžių klausimų. Medžiotojo bilietas bus perkeliamas į policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą. Ką tu pats manai apie tai? Paaiškinam mūsų žiūrovom, nelieka popierinio bilieto, iš esmės iki Liepos 1 jau yra nuspręsta, jau susitarta su policija, kad mes turėsime ten toj sistemoje prisiregistruoti ir medžiotojo bilietą mes galėsim turėti kaip tokį duplikatą, bet be to elektroninio bilieto negalėsim medžioti, nes tik jisai bus galiojantis. Labai paprastas klausimas. Iš tikrųjų, apie tai aš girdžiu, bus taip ir ne kitaip. Ir netgi dabar paskutinėse medžioklės taisyklėse visiškai nieko nekalba apie medžioklės vadovą, jo pareigą ir atsakomybę. Jeigu žiūrėt, medžioklės vadovo pareiga, aš ateinu įsirašyti į tą lapą, tai aš pateikiu medžiotojo bilietą, Medžiotojo bilietą jisai privalo patikrinti, tai yra realiai, ar jisai yra galiojantis, šiuo metu yra vienintelis dalykas, tai yra saugaus elgesio egzaminas, ar jisai išlaikytas kas 3 metai. Realiai, anksčiau dar būdavo nario mokesčio sumokėjimas, dabar tokio dalyko nėra. Anksčiau būdavo leidimo ginklus tikrinti. Jo, dabar jau šitą irgi nuima. Jo, dabar antras dalykas, medžiotojo bilietą su nuotrauka, ką jisai duoda, aš matau, ar tas žmogus pas mane atvažiavo į svečius iš veido, viskas yra tvarkoj. Dabar to nebelieka, visiškai tada medžioklės vadovo pareiga yra, aš nežinau kokia, atvažiuoja pas mane kažko mantas, sako, aš pas tave medžioju, mano bilieto numeris toks ir toks, reiškia šitą. Ir viskas, aš įsirašau į lapą. O aš grįžęs iš Anglijos, ten pagėręs iš vakaro su draugeliais, sako, važiuojam, ten nieko nereikia, aš tau pasakysiu draugelio medžiotojo bilieto numerį, tu man. Ir draugelio pavardę užsirašysiu. Jo, ir aš ten kalu tuos briedžius celius. Drąsiai, žinokit. Oi, atsiprašau, ir išvažiuoju rytoj į Angliją. Antras dalykas, ten yra tokia sistema labai įdomi, kad inspektorius gali sustabdyti elektroninėje erdvėje medžiotojo veiklą. Tai yra jo medžiotojo. Čia prie šito dar prieisim. Čia labai slidus momentas. Taigi klausimas toks, aš tiesiog nežinau. Šiaip, jeigu pasižiūrėjus visus dalykus tiek
tiek naktinius, tiek taip toliau apribrendo reikalas, ko gero tos medžioklės taisyklės tada iš vis liberalizuoti, ne? Jas panaikinti pusę punktų, pasidaryti daug laisvesnės ir sukurti iš naujo. Nes mes, žinot, tą seną mergaitę kiekvieną dieną stengiamės aprengti kitą suknelę, atitinkančią tuo metu, reiškia, šitą madingus rūbus, ne? O jei jau reikia ten spaudimo matuoklio, vaistų vežimėlė. Vaistų vežimėlė, jau jinai pasenus, jai ne 18, jau yra 90 metų, bet mes ją padažom, uždedam suknelę. Nu, šitą suknelę netitinka laikmečio dvasios. Nes iš tikrųjų, šitą senas taisyklės jau reiktų į senelių namus. Taip. Naujas, gražias, jaunas taisyklės. Jo, reikia tą padaryti, bet, kažkas, visi kažko bijo labai. Tai gerai, bet Medžiotojų sąjunga Gamta gali parengti taisyklių projektą, susiderinti su kitom medžiotojų organizacijom ir pateikti ministerijai, nes mes kažkada jau kalbėjom, kodėl vyksta tas taisyklių padavimas iš ministerijos, o ne iš medžiotojų ministerijai. Tai buvo medžioklės taisyklės buvo parengtos 4 medžiotojus vieninčių organizacijų, ne? Tai tuo metu dar, kai buvo LMŽD vadas Jonas Talmantas, mes įsipareigojom, paėmėm terminus, tai buvo Sūduva, Lietuvos medžiotojų draugija ir LMŽD, mes pateikėm variantą ir pateikėm. Iš tikrųjų, tai jisai, nežinau, ko gero ten ministerijose yra stalčiai, kuriuose jie neturi dugno, o tas dugnas, kai dėdys, jie pačiai yra šiukšlių dėdė. Bet dar ten jos nereikalau, dabar aktualumas ir tų pakeitimų masė, viskas absoliučiai kardinaliai keičiasi, ar nereiktų vėl pabandyti susėsti tom organizacijom ir padaryti tikrai medžiotojam naudingą darbą ir pateikti žmus, tegu jie ten diskutuoja jau apie punktus, o ne mes. Ne 86 puslapiai turėtų būti, o 14. O tada viskas būtų gerai. Jo. Dabar gerai, grįžtam prie to, kas buvo taryboje. Ar tas įvedimas į licencijuojamos veiklos informacinę sistemą policijos toks prilygs visuotiniam medžiotojų surašymui, ne? Ir mes jau gal galėsim tada žinoti tikslų medžiotojų skaičių, žinoti pagal amžių, žinoti medžiotojų bendruomenė ten sensta, jaunėja, kaip keičiasi, ar mums bus prieinama tokia informacija? Aš manyčiau, nelabai. Taip, tai nelabai. Realiai, ta informacija tokia, policijos sistemoje, aš įsivaizduoju, e-policija, jinai kažkur tai bus. Kas tą informaciją valdys ir kaip galima bus įspausti, aš nežinau, kažkodėl, jeigu taip, tai ir dabar galima dalį spausti tos informacijos. Kiek žmonių turi ginklus, ne? Mes turime, kad ten virš 100 000, netoli 100 000 žmonių. Tačiau ar galima įspausti pagal metus, kiek yra moterų, taip toliau, vidutinį amžių ir visa kita. Ir netgi šiaip norėtųsi, kad galima būtų įspausti kokią organizaciją, gal tu priklausai netgi Gamtai ar LMŽD, bet čia yra perteklinis, čia yra tik to. Kol kas to dalyko nėra, aš nežinau tos programos, aš nežinau, kokie jie vedami duomenys, iš tikrųjų, bet po šį dieną mes tokių duomenų neįspaudžiame, nors logiškai tai galėtume ir dabar įspausti, kiek saviginai turi žmonių, kiek turi sportiniam šaudimui, kiek turime medžioklėje, ne? Nes iš tikrųjų medžioklės savigina, tai jeigu jis turi medžioklį, tai yra ten vienas leidimo skyrius, saviginai kitas. Kažkodėl mes apie tai nekalbame, mes truputėlį plaukiam skaičiuose, mes vieni sakom, kad yra 22 000, kiti sako, kad 30 000, realiai mes nieks negalime to pasakyti. Ministerija, čia, man tai vėlgi nonsensas, ministerija kontroliuoja medžiotojus, nežinodama nei jų kiekio tikslaus, nei pasiskirstimo, nei pagal amžių, nei pagal, kaip tu sakai, vyras, moteris ir taip toliau. Kaip galima be tokios informacijos, taigi absoliučiai, bet visos sritys naudojasi statistiką ir pagal tai daro kažkas išvadas, pakeitimus, tas pačias taisyklės kuria, ne? Tai čia šiaip turėtų būti aplinkos ministerijos užduotis ir mes jau iš ten gauti tokią informaciją, kaip žurnalistai arba kaip vadovai, bet, tikėkime, kad šitas dalykas, bent jau jis suponuoja prielaidą, kad tai gali vykti, ne? Kad tokia statistinė informacija galų gale medžioklės pasaulyje atsiras. Aš įsivaizduoju, kad čia atsiras tas dalykas, kiek yra medžiojančių medžiotojų.
Šitas momentas, nes kada jūs vesis jo į tuos, reiškia, medžiotojo bilietus, aš manau, kad tie, medžiojantis medžiotojai ir tai nesimatys. Jie ko gero matytųsi, jeigu bus elektroninis medžioklės lapas. Tai ten gal matytųsi. Bet šiaip savo tai, šiaip norėtųsi žinoti, kiek medžiotojų medžioja. Norėtų. Ir tai kiek medžioja, bet vėlgi, ar ne valstybės užduotis, jeigu jinai mato, kad kritiškai medžiotojų amžius didėja ir neteina naujų, kaip pavyzdžiui, populiacijos išplitusios labai stipriai ir jeigu nelieka medžiotojų, iš esmės būtų užduotis reklamuota, šitą užsiėmimą, pritraukti jaunus medžiotojus, gal mokyklose įvest kažkas dalykus, bet niekam tas neįdomu iš esmės. Yra kaip yra. Taip, dabar egzaminai bus irgi prašymai nuo Liepos 1 dienos pateikiami elektroninėje paslaugų sistemoje. Jo. Aišku, žmonėms čia truputėlį, mums ko gero medžiotojų ruošimo mokykloms gal biški geriau, nes mes iš tikrųjų dabar stengiamės jiems padėti, dabar kiekvienas žmogus turės elektroninėje erdvėje tą pateikti. Aišku, įsivaizduoju, kad pirmi mėnesiai ir taip toliau bus pakankamai sunku, kol visi supras ir ypatingai bus pakankamai sunku vyresnio amžiaus žmonėms ir kaimų gyventojams, nes ten yra daug dalykų, netgi dabar, pavyzdžiui, ateina paprasta sveikatos forma 049A forma, kuria yra e-sveikata, įsitraukti, tai sugeba tik tai jaunesnio amžiaus žmonės. Iš tikrųjų, vyresniem reikia ieškoti anūkų, kurie ten jiem viską sutvarko. Taip, bet aš manau, kad tai yra perspektyva ir niekur nuo to nedingsim. Dar nėra, bet aš taip įsivaizduoju, kad yra sutarta, kad iki Liepos 1 jau turės būti medžiotojo bilietas pakeistas į elektroninį, bet dar nėra nei to aprašo patvirtinto, nei pradžios. Ar ten, kažkaip neužlūš sistema, kai 300 000 medžiotojų bandys tą padaryti? Nežinau. Pagyvensim, pamatysim. Šiaip linksma iš tikrųjų. Mes viską darom tokiais šuoliais. Nieko nedarom, tai dabar padarysim. Nieko nedarom, dabar padarysim. Ir kada padarysim, viskas užlūžo. Tai gal ir gerai. Iš esmės kažkoks pereinamas. Gerai. Taip, dabar toks baisiai įdomus faktas, ypač imant domėn tą, apie ką mes paskui diskutuosime, apie naktinius taikiklius ir kaip ten juos bandoma suvaržyti jų naudojimą. Siūloma atsisakyti nuostatos, kad padarius administracinį nusižengimą arba įtarus, kad padarius anksčiau aplinkos apsaugos departamento pareigūnas išduoda laikiną medžiotojo bilietą. Gal bus priimtas sprendimas ar dar, ir tu gali medžioti. Dabar padarius pažeidimą, iš karto ten tą pačią, padarius pažeidimą, tai prašo. Bet įtarus pareigūnui, kad tu padarai pažeidimą, arba jam laikant ant tavęs pyktį ir kažkur pagavus, kad gali įtart, jis gali iš karto toj sistemą uždėti varnelę ir tu neteksi teisės medžioti. Nemedžioti, iš esmės medžiotojai, tai jau yra kaip ir bausmė. Jeigu tu nemedžioji ir tau ten viskas susitęs metus ir 2, tai jau yra, tai kaip inspektorius turi teisę tave iš karto nubausti. Kas čia per nesąmonė? Aš apie tai galvoju. Nekaltumo prezumpcija. Aš apie tai galvoju ir nerandu atsakymo, nes man tai primena policinę valstybę, kur aš tik įtariu ir vienu žodžiu, mes 56 metai. Mes kažką įtarėm ir kažką išvežėm. Tai dabar aš tik įtariu, kad jisai kažką tai padarė, uždėjau varnelę, kad jam, reiškia, ribojama teisė medžioti, o toliau kiek tas laiko tęsis. Iš tikrųjų, tai yra pakankamai įdomu, nes galbūt aš atsiteisiu, galbūt dar kažką padarysiu, galbūt to protokolo nebus, bet šiaip klausimas nėra įspręstas ir aš manyčiau, kad jisai teisiškai, jeigu tai bus toliau patvirtinta iš karto, aš įsivaizduoju, kad juridinis skyrius turėtų to nepraleisti. Juridinis skyrius to turėtų nepraleisti, nes tai yra grubiai pažeidžiamo žmogaus teisės ir nekaltumo prezumpcija. Nes mane tik tai kažkuo tai įtarė, o realiai medžiotojai, atvirai pasakysiu, prie šiuolaikinių medžioklės taisyklių,
Tai, Lemba, ten, vėlgi, jeigu mes šiek tiek peršokam per temą, ten, kai tu turėdamas naktį taikiklį turi įsirašyti laiko pradžią, medžioklės pradžios laiką, tu įsirašai ten 7:20, aš įtariu, kad tu sumedžioji 7:19. Taip. Viskas, šnai 2 metam. Taip. O tu, pavyzdžiui, nusipirkęs į Afriką medžioklę, didįjį 5, sumokėjai 50 ar 100 tūkstančių avanso ir tau už mėnesio. Bet kas tada atlygins? Tai ką, ministerija prisijima tokius dalykus, ne? Arba jeigu tau visą sezoną tu, daleiskim, moki mokesčius, ruošiaisi ten sumedžiot vieną elnę ten ar vieną ir tau paima ir arba 2 sezonus išbraukia iš tavo gyvenimo vien dėl to, kad inspektoriui ten pasigal laikrodis vėlavo, ne? Negu natūrali minutė. Man tai yra, čia visame, kas kalbame, mane ima siaubas truputėlį kitaip. Mes kalbame apie vieną, kad valstybė ir valdžios institucijos šitoj situacijoje medžiotoje žiūri kaip nusikaltėlį ir jį netgi tą idėją toleruoja. Ir ir ypatingai antras posėdis, tai ten pagrindiniai dalykai buvo, kaip sukontroliuoti brakonieriavimą. Hebra, apie ką mes kalbam? Jūs kontroliuokit. Viešpatie, mes neturim įrankių, sako, stop, kokių įrankių reikia, naujausia aparatūra, kameros, dronai, džipai, naujausi termovizoriai, kokių jums dar aparatūrų reikia, gal reikia kitokio, gal reikia eiti namo, tai jūs paimkite ir daugelį atvejų išlenda tokie mane šokiruojantis klausimai, mes turime atvejį, stop. Kada tu turėsi 100 atvejų arba nors 10 grubių atvejų, tada tu gali sakyti, kad medžiotojų bendruomenė bloga, baikim pilti purvas, valdžios institucijos, kontroliuokim, jie blogi, jie brakonieriaus, jie dar, viešpatė, žvėrių priauginom, visko pridarėm, pasitaiko vienas kitas atvejis, bet lygiai taip pat Seime ir Seimūnų pasitaiko, ne, ir išmetam, ir vyriausybė pasitaiko, išmetam. Iš kalėjimo veda posėdžius ir nieks apie tai net diskutuoja. Dabar mes turim pavienius atvejus. Baikim į medžiotoją žiūrėti kaip į brakonierių, ypač valdžios institucijom. Mes parodykime pasitikėjimą medžiotojų. Nėra kaip vaiko auklėjime. Jeigu tu jį pastoviai kalsi, kad tu užaugsi, vienu žodžiu, ten kažkoks nenormalus, tai jisai užaugs nenormalus. Aikim, kad medžiotojai yra sąžiningi, padorūs, teisingi iš tikrųjų, kad jie reikalingi visuomeniai, kad visuomenė be jų neįsivers populiacijų valdyme ir taip toliau. Pasitikėkime tais vyrais. Galų gale, baikim, mane tai šokiruoja tas pirmi žodžiai. Kaip mes juos sukontroliuosim? Nuo ko? Nuo ko reikia Ribačiauską arba man tą kiltų kontroliuoti? Aš nežinau. Taip, tas pats su Algirdu Klimaičiu, kaip kalbėjom, tai tą įrašymą, irgi tokį pavyzdį, kad ir policijos pareigūnai sustabdė ten išgėrusį asmenį, bet jie neįtarė, kad jis išgėręs. Jie paima, papučia jisai į tą aparatą, nustato girtumą, tada gal ir taip. Bet čia pas mus medžioklės taisyklių yra tiek ir tiek, kad tu gali dėl kažkokio ten įrašymo, dėl laiko, dėl dar kažko, kur yra krūvos ginčytinų situacijų ir tik tai su šiom pataisom, kurios buvo pristatytos, jų atsiranda dar maždaug 10 kartų, 100 tai tikrai. 100 kartų daugiau. Jo. Ir realiai atsiranda erdvė nesąžiningiam darbuotojams sėkmingai nardyti. Tai ir toks tada iškyla klausimas, kokia problema yra sprendžiama. Ar yra sprendžiama populiacijų valdymo, tvarios medžioklės valdymo problema, ar yra sprendžiama problema tik tai protokolų kiekio, departamento pareigūnų. Aš manyčiau, kad šiuo metu kol kas, jeigu žiūrint į tą eigą, tai sprendžiama, kaip lengviau surašyti protokolus. Įsigaliojus medžioklės įstatymo pakeitimui, draudžiami ir leidžiami medžioklėje naudoti įrankiai ir priemonės bus nustatyti įstatymu. Tai vėlgi, jau kaip mes kalbėjom, tai dėl kiekvieno ten bokštelio, vilbynės, peilio ar dar kažko,
reikės kreiptis į Seimą ir Seimas priiminės tokias nesąmonės. Atsiradus kažkam šūdniekiui, kuris naudojamas medžioklėje pasaulyje, mes turėsim inicijuoti įstatymo pataisas, kad būtų įrašyta medžioklės įstatymę, va tas šūdniekis, ne kažkokia išdrošta ten. Bet šiaip dabar medžioklėse taisyklėse tie visi dalykai yra išbraukti, jie aiškiai parašyta, kad tai bus numatyta medžioklės įstatymė ir tie visas išvardymas yra išbrauktas, liko aišku naktiniai taikikliai, tai yra viskas tvarkoja, bet tai yra, yra kaip yra. Bet čia visiškas absurdas. Čia jokio racionalumo ir jokio paaiškinimo tokiam sprendimui. Gerai. Taisyklėse ir įstatymė ten turbūt palikti tik naktiniai taikikliai. Anksčiau buvo visur naudojama ir jų priedėliai prie dieninių optinių taikiklių. Kaip aiškino ministerija šitą dalyką, jie dingo ar jie yra prilyginami, tas priedėlis naktiniam taikikliui? Realiai praktiškai dabar tai yra dviprasmiška situacija. Vienose vietose jie kaip ir likę, kitose kaip nėra išvardinti. Pavyzdžiui, kur yra draudžiami, tai naktinius taikiklius leidžiame naudoti, reiškia naktinius taikiklius. Jau čia nėra parašyta, leidžiama naudoti tik tikojant, realiai iš tikrųjų. Tik tikojant iš bokštelio. Iš bokštelio. Taigi čia šitam punkte ir buvo siūlymai traukti ir priedėlis iš tikrųjų, tai jeigu čia neįtrauksim, bus blogai. Nes daugelis žmonių yra, čia galbūt verslo interesai susipinė, nes jeigu supirkti visiems iš naujo naujus naktinius taikiklius, tai yra pakankamai įdomus dalykai, ne? Nes priedėlis yra biški pigesnis, nes čia yra susiveda į tūkstančius dalykų, tai aš nežinau, ar jie tą dalyką taisys ar ne, bet tie dalykai buvo pasiūlyti. Priedo čia, jeigu jūs prisimenat man, tai kad yra bokštelis tikojant. Ir aš kategoriškai nesutikau su tuo, kad žodis tikojant ir medžioklė tikojant yra griežtai apibrėžta, tačiau tikojant nieks nedraudžia sėdėti ant rulono, ant žaginių, ant krūvos akmenų ir taip toliau, ir tai yra apibrėžta ir leidžiama įstatymu. Iš tikrųjų, čia mes susikirtome su Klimavičiu, kuris iš tikrųjų... Jisai teigia, kad čia dėl saugumo, kad medžiotojai su naktiniu taikikliu šaudys virš horizonto ir iš kilometro. Vėl žmogų medžiotojai kuo daro? Ko daro? Aš tiesiog nežinau. Lyg tai su prožektoriu gali apsišviesti šerną, su prožektoriu reiškia šitą yra saugiau. Nejuokikim žmonių, iš tikrųjų, ir dėl to aš ten pasakiau daug grubių žodžių. Realiai, kad mes iš tikrųjų tyčiojamės, nes yra ir tas tie naktinių naudojimas ir visa kita, ir jo tvarka naudojimo. Yra medžiotojam, reiškia, smūgis spyris žemiau pilvo, nes iš tikrųjų realiai, ten yra aiškiai parašyta, kad ten turi, jeigu tu turi naktinį, tu turi įsirašyti lapą. Taigi aš atvažiuoju į medžioklės plotus, aš turiu naktinį, bet galbūt aš su juo tuo metu nemedžioju. Bet aš jį privalau įsirašyti lapą, nes aš jį turiu, nes iki šio laiko ta pati tvarka. Ir aš sakiau jiem, kad gal jūs esate nemedžiotojai, nes iš tikrųjų daugelį atvejų mes važiuojame į medžioklę, pavyzdžiui, stirninų medžiotą, ne? Tai mes pradedame medžioti kartais 3 dienos, einam pasivaikščioti, ne? Pas mane kuprinė jisai yra, bet aš ieškau stirnino ir po to būna paprastas klausimas. Vyrai, kur sėsim vakare ant šernų? Paprastas žmogiškas klausimas. Mes po stirninų medžioklės sėdam ant šernų. Tai dabar... Ne jūs, Raimundai, tai absoliučiai visi taip daro. Taip, visi taip daro jo. Ir realiai taip išeina taip. Tai jeigu aš turiu naktinį, tai aš negaliu medžioti nieko, išskyrus šernus ir plėšrūnus. Nieko tą visą dieną. Arba aš jį turiu kažkur neturėti, arba dar kažką tai daryti. Aš nežinau, kaip išeiti į situaciją. Ne, tu turi, iš esmės, kas yra parašyta dabartinėse taisyklėse, kad tu turi tada išvežti iš plotų, bet vėl kitas dalykas, tu negali antrą kartą įsirašyti ir negali antro lapo naudoti dieną, nes tai bus pažeidimas. Tai vat vieną dieną aplinkos ministerija moka ten krūvas pinigų už šernų patelių, daleiskim, medžiojimą, kad kontroliuot populiaciją. Kitą dieną jie iš esmės uždraudžia medžioti šernus. Iš esmės šitų, ką jie čia padarė, jie uždraudžia medžioti šernus, nes tu atvažiavęs, jeigu nori medžioti ant elnę, stirną ar dar kažką, tu ant šerno vakare negalėsi sėsti, nes tu turi taikiklį. Taip, nes tu turi taikiklį, viskas. Jo.
Viskas. Ir tada tu negali pamedžiot to stirnino ir sėst ant šerno, nes tu įsirašęs tam pačiam lape. Taip. Jie dabar sako, tai mes galėsim. Baikit, gal. Aplinkos ministerija, aš bent viliuosi, kad tikrai supranta čia absurdiškumą šito ir paklausus vėlgi jų atstovo teigia, kad čia nėra galutinis dar tas projektas ir nėra apie ką kalbėti, nes čia šitoje vietoje turbūt suprato, kad taip negali būti. Jo, nes čia reikiau, kaip ir reikiau dėl žodžio iš bokštelių. Bokštelis yra stacionarus renginys. Vėlgi, ar nereiktų ministerijai parodyti, su prožektorium šiais laikais jau ten ir 500 ir kilometrą jie šviečia. Taip. Tai vad kas yra saugiau, ar jeigu jie galvoja apie tą prožektorių, kuris buvo dar ten anais laikais. Tarybiniai, su trim batareikom. Ten 50 metrų, kur švietė, tai tada taip mes galim kalbėti, bet apie ką dabar jie čia kalba, kad prožektorius yra saugiau negu naktinio matymo prietaisas, tai yra absurdas. Ir iš ties dar ką norėjau pasakyti, aš suprantu, kad galbūt reikia pasakyti tikojant. Gerai, sutinku. Bet bokštelis. Bokštelio pastatymas suderinamas su žemės ir miškų savininku. Su valstybiniais miškininkais dar įvedama koordinačių sistema. Brangieji mano. Tai jeigu dabar jūsų laukia didelis kukurūzų laukas ir jums reikia jį apsaugoti, tai ką su tuo stacionariu bokšteliu, vienu žodžiu, lakstysiu iš vieno kampo į kitą ir priedo jo pastatymas suderinamas, nežinau, ar tai yra protingas sprendimas ar neprotingas, įvairių laikų rašymas. Įrašykit nuo kada iki kada. O koks skirtumas? Aš nežinau, koks skirtumas. Tai yra skirtumas tik protokolo rašymui, daugiau niekam. 2 minutės praėjo ir aš rašau tave. Aš suprantu, jie paėmė latvišką variantą, ten kur reikia įsirašyti. Latvija antroje lapo pusėje deklaruojama. Aš suprantu, kad deklaruoti reikia. Yra deklaracija. Aš, Raimundas Ribačiauskas, turiu naktinio matymo prietaisą. Aš tai šitoje nors ir šito nereikia. Koks skirtumas, aš uždaviau ministerijai klausimą, pasakyk man skirtumą, kuo skiriasi medžioklė su prožektorium nuo medžioklės su naktiniu taikikliu. Nors vieną. Ministerija iškėlė tokį klausimą. Buvo jiems iškelta, jie brakonieriaus. Mes turime vieną pavyzdį. Tai kodėl su prožektoriu nebrakonieriauja? Nežinau, su prožektoriu tą patį gali daryti. Taigi, nes tu visą jau kiek metų, kiek jau praktiškai nežinau, koks procentas medžiotojų turi termovizorinius žiūronus, monokuliarus. Taip. Ir tugi apsižiūri, tu viską matai, tau belieka tik tai užsidegti prožektorių. Bet kadangi tai yra ten reakcija gyvūno, visa kita, tai ta šūvis nėra toks tikslus ir geras kaip su naktiniu taikikliu. Tai vad kuo skiriasi ir kas keičiasi, absoliučiai nieko nereikia daryti. Absoliučiai nereikia nei vienos ten, kaip su prožektoriu medžioja, taip turėtų būti ir su... Jo, tik tai taisyklėse reikėtų rašyti, kad leidžiame naktinius taikiklius ir jų priedėlius. Naudoti viskas, turi viskas tuo pasibaigti. Šalia ir net toj pačioj eilutėje prie prožektorių. Taip, ir net toj pačioj eilutėje viskas. Ir nereikia šių visų bilibardą, lapų negalima, to negalima. Tu įsivaizduoji, mus puls žalieji, baikit juokauti, viešpatė, tai taip, jie nori kažkokios reakcijos, kaip jie vis tiek medžiotojams parodė savo vietą. Iš esmės, ir kaip mes dabar jau juos gaudom, jie ten įsirašė, vienas ten kažkokią valandą sumaišė, kitas neįsirašė, kad turi naktį. Viskas daroma vien tik protokolų didesniam. Taip, protokolų didžiu. Jo, sutinku geriamas man tai. Bet problema ministerija visiškai nekelia problemos, kad reikia populiacijas reguliuoti, kad šernų maro reikia šernų skaičių reguliuoti. Yra pagrindinis dalykas, kaip man tai daugiau protokolų padaryta. Taip. Iš esmės taip yra. Bet netgi tas, kas čia dabar surašyta, tai jie kertasi su tuo, kad populiacijų mažinimui užkirtamas kelias ir netgi žalos darimui užkirtamas kelias, nes tu tą dieną, jeigu tu gali, reiškia, tam lauke medžioti, daleiskim, dieną šernus, tai yra šernus, daleiskim, elnius ir taip toliau, tai dabar, jeigu tu turi naktinius, tai jokių elnių ir taip toliau tu nemedžiosi, nes tu turėsi medžioti tik šernus ir iš bokštelio. Ne, tai taip, Tada reiškia, visumai ribojama medžiotojo teisė medžioti.
Ir Iš esmės teisė, taip. tai ribojama netgi ko gero galima žiūrėti, nu jo, to sutarties, konstitucinė teisė, aš esu medžiotojas, aš turiu teisę medžioti, bet man Man taisyklės... yra nustatytos taisyklės, kada ir ką aš galiu medžioti. Aš jų ir laikysiuosi. Taip, kategoriškai. Yra terminai ir rūšys, viskas. Kam dabar jūs, aš turiu, atvažiavau 200 km į medžioklę Stirdino, ašgi nevažiuosiu gyvenime padėti namo 200 km atgal ir grįžtant šerną. Tai reiškia, ministerija atšaukė savo tikslus reguliuoti šernų populiaciją, taip uždrausdama juos medžioti. Iš esmės taip. Iš esmės yra taip. Taip, ypač elnių rujos metu ir taip toliau, tai nenaudinga turėti naktinį, nes man geriau susimedžioti, palakstyti paskui taurį elnį ar gerą stirniną, negu lakstyti paskui šerną. Tai yra normalus dalykas, medžiotojai, tai automatiškai jie iš tikrųjų... Tai sakau, jeigu jau buvo iki tokio lygio, kad pinigai skatino medžiotojus medžioti šernus, ne, o dabar ką jie daro? Jie liepia eiti namo. 22 metais ministerijoje kažkas suprato, ten tas įstatymas, nežinau ar atsimenat, jisai buvo išmestas labai greit užgeso, neišvydo dienos šviesos, kai buvo norima įvesti didžiausias leistinas elninių žvėrių tankumas miškuose. Ir jeigu ta populiacija nebūtų sumažima, norėjo įvesti sankcijas tam. Tai jau 22 metais Gentvilo komanda suprato, kad elninių žvėrių darosi populiacija nelabai valdoma arba kai kur per didelė ir kad reikia kažką daryti. Dabar jie daro taip, kad medžiotojas iš vis sakytų, eikit jūs šiktų savo taisyklėm ir geriau aš namie pasėdėsiu su draugais ir meškerę užmesiu. Šiaip būtų labai įdomus, jeigu medžiotojai būtų vieningi ir vienus metus nemedžiotų nieko. Padėtų visi ginklus. Įdomu, kokią situaciją darytųsi, ne? Visi iki vieno. Visus ginklus. Metus laiko. Tai įsivaizduoju, kokios būtų žalos, kokie būtų dalykai ir kas iš vis darytųsi. Taigi, bet dėja mes to nesugebam padaryti, žemdirbiai gerą mitingą sugebėjo. Ne, tai žinai, tada kala žalas, tu jas neapmoki, tau naikina leidimą. Iš kitos pusės jau... Ir susirenka kažkas, šitą Ikėja susirenka, supranti, visas... medžiotojai spausti į kampą. Medžioklės plotus. Jo, medžiotojai yra įspausti į kampą, pakankamai įdomu ir tas kampas visada vis darosi toksai smailesnis, mus spaudžia. Aš nežinau, kada jiem nusibos spausti tiesiog. Yra kaip yra. Aš tikiuosi, kad dabar, aš manyčiau, šią savaitę turi įeiti, reiškia, šitas tos medžioklės taisyklių pataisos į elektroninę erdvę, bet aš puikiai žinau, kad kada pakliūna į elektroninę erdvę galima teikti pastabas, bet realiai po to iš tikrųjų aš žinau vieną, kad jau kada pakliūna projektas, į taisą, ne? Jo į taisą, tada, kad kažkas būtų keičiama, niekados beveik nėra buvę, dabar, ką mes diskutavom, jeigu iš tikrųjų įkels kažką protingo, tada įkels, bet realiai iš tikrųjų yra susiskirstę pozicija. Mane labai neramino ir Žemės ūkio ministerijos, tai yra Donato Dudučio pozicija, kuris palaiko medžiotojų dusinimus. Iš tikrųjų man keista pozicija, jo lab, kad iš ties aš galvoju, kad tai jo asmeninė nuomonė, nes žemdirbių pozicija kitokia, o ministerija atstovauja žemdirbių pozicijas, turėtų paklausti jų bendruomenės nuomonę, nes žemdirbio pozicija, kad žala būtų kuo mažesnė ir kuo mažiau žvėrių vaikščiotų po tą lauką. O jeigu žiūrint šitą poziciją, uždraudžiam, kontroliuojam, tai aš galvoju, kad tai, čia buvo Donato asmeninė pozicija, iš tikrųjų, gal palaikant ministerijos poziciją, kaip žinot, tai yra tam tikri galbūt klausimai, bet Pravimtai, tai ministerijos pozicija, jie nekelia klausimo, kad elninių žvėrių populiacijos yra per daug, reikia reguliuoti, kad šernų maras nėra sukontroliuotas, reikia šernus reguliuoti. Jeigu kažką užduodi ministerijos atstovui, tai kaip mantė pagaus medžiotoją. Tai kaip mantė pagaus. Iš karto atsakymas. Supranti, tai sakau, taip pačiai, tai
Nes su prožektoriais tai galėjo jį pagauti. Nes mato šviesą. Nepalauk, nu tai bet su prožektoriais, aš aiškinu, tai ten buvo ir žalios spalvos, ir tokios, jeigu medžioji, miško apsupti, šūdą tu ten pamatysi. Ta prasme, irgi nieko nepamatysi. Ne. Jeigu inspektorius gali pamatyti, tai arba skundo atveju, kas lygiai taip pačiai taikoma ir naktiniam taikikliui, arba tu kažkur važinėdamas ir jeigu medžioji pamiškiai, turėdami termovizorinės techniką, inspektorius lygiai taip pačiai žiūrėdamas per tą termovizorių gali nustatyti šūvį su naktiniu taikikliu į tam tikrą gyvūną, jeigu tai bus pamiškė ir tai bus matoma akim. Tas ten, jeigu kas nors ir medžiodavo, nesažingi medžiotojai, neleistina gyvūną, tai jie tikrai nešvietinėdavo ten 3 kartus inspektorių atbėg. Tai kokius absurdus ir kas ten ta ministerija ir pati sugalvoja, ar ten inspektoriai tiek dar. Aš tą patį, aš pasakysiu dar tokią labai absurdinę mintį. Iš tikrųjų, šiandieną mes įsivėlėme į bereikalingus žaidimus ir kalbėdami apie naktinius taikiklius, juos įteisindami, mes padarėm esminę klaidą. Reikėjo įteisinti naktinius taikiklius ir viskas. Ir daugiau jokių žodžių, šernų ir plėšrūnų medžioklė. Šiandieną reikėjo, būkime drąsų žmonės, naktinį taikiklį galima naudoti visų žvėrių, kuriuos tuo metu leidžia medžioklės taisyklės medžioklėje. Ir viskas būtų tvarko ir tada baigtųsi visi šitie popieriai, baigtųsi visi ginčiai, baigtųsi viskas. Klubas ir būrelis pačios yra savarankiškos, savikontroliuojančios institucijos. Jie žiūri žvėrių skaičių, žiūri medžioklę, patys gaudo ir pridavinėja savo kolegas, jeigu neduok tu Dieve yra. Tai yra savarankiški objektai. Mes sėdėm ir mastom, galų gale, jeigu klubas nusprendė sumedžioti tauriojo elnio jauniklį, ne? Ir jį dabar man pasakykit žmonės, koks skirtumas, ar tą tauriojo elnio jauniklį sumedžiojo, reiškia, su naktiniu ar be jo. Pasakykit, koks skirtumas. Mes apgaudinėjom patys save, viliojam į vatą. Dar buvau pasilikęs vos nepasniam klausimui, taigi dabar modernus taikikliai naktinio matymo, jie yra ir dieniniai, ir naktiniai. Dabar koks skirtumas, kad aš sumedžiosiu, pavyzdžiui, aš įsijungiu naktinę funkciją dieną, net ir medžiodamas elnio patiną. Pavyzdžiui, ne, aš apsižiūriu, kai jie kalba, aiškina man apie saugumą, aplinkos inspekcija, šitą aplinkos ministerija, aš apsižiūriu, ar tikrai nieko nėra aplink. Ašgi su naktinio matymu, su termovizoriniu prietaisu žymiai geriau matau, kas yra aplink. Man išskiria tai, ne? Ir aš padarau šūvį dieną, prieš tai apsižiūrėjęs su žiūronais, įvertinęs teisingą atrenkus selekciją ir sumedžioju tą patiną. Kas yra blogai? Nežinau. Atėjo naktis, atsisėdau ant šernų, aš įsijungiu naktinio matymo vėlgi priemonę arba man jeigu nereikia, yra mėnesiena, aš galiu ir nenaudodamas, aš puikiai matau ir kaip su dieniniu. Yra dvigubos paskirties jau taikikliai. Ir aš su tokiu daiktu negaliu būti medžioklė ir medžioti ten nieko. Tu jo negali netgi pirkti ir turėti su savim. Nes jeigu tu jį turėsi, tu turi medžioti tik tai šernus. Nes jeigu tu su jo pokšteliai, reiškia, šitą tauriojo elnio patiną, blogai. Nes tu jį turi. Tu turi arba tą medžioti, arba tą medžioti. Tai mes iš esmės Seimas priėmė tokį įstatymą, kad mes galim, dabar aplinkos ministerija su departamentu viską daro, kad mes negalėtume. Taip, jie kūrė tokias taisyklės, kad pagal jas, tai aš dabar, jeigu turėčiau, gal geriau jo neturėti, nes tai iššaukia tiek problemų, ne? Jo labiau, kad aišku, pirmas dalykas apžiūra, mašinos krata, ką tu turi, taip toliau, kur tu jį padėjai, o jeigu turi žiedą, tai kodėl? O Jėzau, jeigu tu jį rado mašinai, o tu jo net neusidėjęs ant to, bet jisai pas tave yra ir tu sumedžioji, problemų daug, ne? Problemų daug iš tikrųjų ir juolab, kad mes dar, Tamsta gerai pasakėt, kad yra mėnesienos reikalai iš tikrųjų, kada mes praktiškai, kada yra mėnesiena, tai reiškia, sutemus matosi geriau negu vakare. Iš tikrųjų, tu gali laikraštį skaityti ir tie pozicijos tokios medžioklės, nežinau. Mes patys
Kūrėm protokolų rašymo lauką. Ir mėnesienoje aš galiu elnio patiną medžioti? Gali. Kodėl aš jį apžiūrėjęs ir įvertinęs negaliu medžioti įsijungęs naktinio matymo prietaisą, vėlgi vien dėl to, kad apsižiūrėti arba padaryti tikslesnį šūvį? Už tai, kad tai yra 11-12 punktas, tamstai pareigoja ir tamsta būsima nubaustas iš tikrųjų, nors aš kartais ta žala ir visi kiti klubui, aš nesuprantu jos dėl to. Bet pareigoja tik tai nubausti troškimas, o ne joks racionalus mąstymas. Ne. Aš neįsivaizduoju, jeigu leiskim jūsų oficialiai jį sumedžiojot, įrašėt į lapą, taip toliau, jie pasakys, ne su tuo sumedžioj, ne su tuo dabar sumedžioj. Ne su tuo sumedžioj. Ja, ne su tuo, bet... Arba tu jį turi kuprinį. Jeigu aš ir su tuo jau sumedžiosiu, bet jeigu bet čia prasideda... tai tau gamta žalai, brakonieriavimas, automobilio konfiskavimas ir taip toliau. Jėzau, balius. Bet čia tas, jeigu visa tai bus paleista, aš nežinau, iš tikrųjų, ypatingai, tie medžiotojai, kurie atvažiuoja iš toliau, jeigu tu ten gyveni tam medžioklės ploto vienete ir ten nubėgai, pamedžiojai iki tam tikro laiko be naktinio, jisai namuose, po to parbėgai, paėmė naktinį, jau tada rašaisi, tada galbūt, bet jeigu tu atvažiuoji, didžioji dalis iš didžiųjų miestų važiuoja 100 km, išvažiuoja 2-3 dienom, išvažiuoja penktadienį, jų situacija kur įdėti, kur jį laikyti, namuose, mašinoje turėti negali. Ten namelį, vėl toks klausimas įdomus, o ne namelis medžioklės plotose, klausimas įdomus, kas čia yra, iš kur tas naktinis, ką per langą medžiojat ar taip toliau. Tokių klausimų yra, žinant tam tikras tendencijas protokolų rašymo, jos nėra geros iš tikrųjų, tai aš manau, kad mes turime kol kas blogus ketinimus. Negalime sakyti, kad tai bus, bet mes turime žiauriai blogus ketinimus, nukreiptus prieš medžiotojų bendruomenę ir aš manyčiau, kad gal kažkam pataikaujant, kažkam tai norint įtikti ar taip toliau, tačiau jeigu žiūrėti visumoj, tai tiek žalos paskaičiavimas, tiek populiacijų valdymas, tiek naktinių, taikiklių naudojimas ir jo kontrolė, peržengia tam tikras proto ribas ir mes turim tą suprasti ir aš dar kartą man tai pakartosiu, praktiškai valdžios institucijos turi pradėti apie medžiotoją kalbėti gerai. Nežiūrėti ne taip, kaip dabar. O kaip jinai pagaus jį? Kaip surašysim protokolą? Negali net šito klausimo būti. Taip yra institucija. O jis yra vienintelis. Vienintelis klausimas. Svarstant taisyklės medžiotojo. Yra valdžios institucija, yra šimtai darbuotojų, yra technika moderniausia supirkta. Viešpatie, darykit modelius, atitirpkit gal kitą strategiją, gal dar ką nors. Gi turit viską. Viską turit, nuo dronų, kamerų, viską, ko daugiau reikia. Jeigu visą šitą jums nepadeda dirbti, tai aš tada nežinau. Bet medžiotojai nėra už ką bausti. Didžioji dalis 99,8% medžiotojų yra padorus, galiu ranką padėti. Padorus. Taip, mes turim kokį ten, apie 1% nulinkę, tokią visuomenę viešpatė. Kartais jisai padarys kažkokį tai pažeidimą. Medžiotojus jau iš esmės jau reiktų šiai dienai bausti, kad priaugino per daug medžiojimų gyvūnų Lietuvoje. Taip, sutinku man tai. Daugelį reikia bausti, kad hebra, jūs per daug jų prisaugojat. Jūs per daug jo saugojat. Taip. Per daug saugojat. Ir mes apie ką čia kalbam, tai yra visiškai neaktualus dalykas šiai dienai. Visiškai neaktualus. Aš sutinku, kai neliks, kai bus problema dėl kažkokios populiacijos dydžio, tada reikia gal vėl atstatinėti ir įvedinėti, bet duokit, pažiūrėkit, kas su stirnom įvyko, kas su šernais įvyko. Jeigu tik panaikinom kontrolę, atvirkštinis rezultatas. Ministerija turi galvoti ne kaip saugoti, o kaip medžiotojus skatinti medžioti, kad tų medžiotojų atsirastų. Pažiūrėkit, kaip medžiotojų bendruomenė senėja. Jinai nesenėja, jinai pasenusi. Paseno ir kiek mažai naujų ateina medžiotojų. Va čia susidursim su problemom. Ką, linkiu sėkmės šitoj kovoj, Raimi, kad nebūtų tų nesąmonių nepriimta. Mes tikrai, manau, išsakėm labai daug teisingų argumentų, kurie yra iš gyvenimo, iš miško, iš supratimo ir nepasiduokim tam spaudimui, kad tik tai viskas būtų padaryta dėl protokolų rašymo. Ačiū labai. Ačiū Jums, kad žiūrite.